Jūs galvojate, problemos nesibaigia. Įsidėjai tachografą ir važiuoji laimingas. Nė velnė. Įdėjo tachografą ir dabar maitinimo problemą meta pastovi, karts nuo karto išmeta. Ir ne tai, kad ir maitinimo problema, bet dar problema, kad ant 40 km nesutampa spidometras su tacho spidometru. Ir vis didėja suvažiavimu. Ir kas įdomiausia, kad čia problemos dviems mašinoms, tam pačiam, kur dėjom tam pat. Dabar reikės vėl tam važiuoti ir aiškintis, kame bairis, kažką blogai padarė gal. Visą dieną dėjo, reguliavo, ne taip sureguliavo. Tai vat, kad dėjo dar nereiškia, kad viskas ok. Sėjinų bažnyčia. Koks lėktuviukas. Man aš ne iš tos pusės važiavau matyti. Koks lėktuviukas. Liko 7 kilometrai važiuoti, o laiko dar 48 minutės. Nu, bet stosiu, pasidarysiu kem 5, tada jau bus 4,5 galėsiu pro Varšuvą važiuoti. Tai va. Gerai spėjau aš į savo tą norimą parkingą, kur pavalgyt galiu, jeigu dar nebus suvalgyta viskas. Ilsiuo, va, atvažiavome. Valanda 12, nu tai aš čia prie Poznanės, už Poznanės Platioškėse miegu, atsistojau. Ir, na, nerizikavau, aš dar galėčiau važiuoti, bet aš bijau, kad ten gali nebūti vietų, kur nakvoti. Tai reikia labai gerai paskaičiuoti. Geriau pasilikti valandą, nes čia, žinokit, bus palei sienas ir gana sunku surasti, kur nakvoti. Ir galite likti dideliai žopai. Ką daryti? Norime eiti jau miegoti. Nu tai imame. Žiūrime, kad būtų lovytės. Ir tada spaudžiame OK. Vairuotojas. Šalies pabaiga. Ir pasižiūrite, ar teisingai. Kad Lenkija. Nu ir OK, reiškia, uždarėte. Kaip suprasti šitą, kas nesupranta. Čia va toj BDO, čia va pagrindinis šitas yra langelis, kurį jūs įsijunkite, kai važiuojate. Tada jūs va tam viršutinėme dešinėme matote laiką, kiek jums liko važiuoti iki pertraukos. O va kairiajame apačioj jums rodo, kiek liko jums važiuoti iki tos pertraukos. Tai dabar va mačiau, išnaudojau visus poilsius, viską. Tai man dabar pravažiavus 3 valandas reikės sustoti 9 valandom. Kaip gera, kai nėra saulės ir lietus lyja. Tada pradedi vertinti lietų po tokių kaitrių dienų. Čia gerai tokių orų miegasi labai. Vėsų, mums dar jeigu krapnuoja lietus, tai gerai miegasi. Ot biznieriai. Pirkau ten tą box and stop, per aparatą užlūžo kažkas. Tai iš kasos pirkau. Žmogus pasako, majonezą, ar kažkaip nesupratau, nes niekada daugiau prie šito nesiūlydavo. Sakau, nu gerai majonezas, arba kiek majonezą. Duodu tą voucherį, duodam nuo tualeto ir su mane pasikeitė. Ir nesuprantu, kodėl nepasikeitė, tik turėjo euras sumažėti. Nu bet bala nematė, paskui pasižiūriu čekį. Pasirodo va šitas šūdinas majonezas, kurio man net nereikia. 1 euras. Net galvoju, išdūrė biznierius. Ekstremas. 30 minučių liko, 29 iki parkingo 12 minučių. Tada daug dievė, kad nepastrikčiau.
Vienu žodžiu, prasideda ekstrymas. Technologijas. Tūlikas. Lempas neveikia. Bet taip nebuvo. Į tualetą su prožektorium. Taip, išeinam iš tualeto. Einam rankų plaut. Nu, svarbu, kad veikia nors. Nu ką, pradedam naują darbo dieną. Spaudžiame OK. Vairuotojas, šalies pradžia. 7.7. PL. Biškį ant plaktukų pastovime. Man dar reikia atsispausinti. Tai va, jeigu norim atsispausinti, nesibaigs kvitas. Čia šitų kvitelių pririnksiu. Vieną žodžią. Nu, man tiek daug nespausdint, kiek čia taip nieko čia nėra. Žganingoji žuvis. Žuvies filė, bulvės ir burakėliai. Orlinė. Reikia jį pavalgyti. Eilinę kartą pamiršau pakrovimo pažymėti. Tai einate į automobilis, pakrovimas, iškrovimas ir žymite iškrovimas. Stebėkit, miestelyje dizelio kaina 2,05 €. Benzinas 2,3 miestelyje, ne prie autostradas. Kažkaip čia jau užsibranginę labai Olandijai. Važiuoti liko 4:30, nu ten dar gal kokios pusvalandis. O namuose, jeigu aš važiuočiau va taip non-stop, man liko važiuoti 8 valandas ir aš būčiau, apie 1 valandą būčiau namuose. 1 valandą nakties aš būčiau namuose. O dabar aš visą naktį miegosiu kažkokiam superstam parkinge, prie Varšuvos dar, ne ten, kur noriu. Ir paskui dieną, visą šeštadienį aš dar važiuosiu į Suvalkus ant dėl to Tacho ir vėl visa darbo diena. Ir tik atsičiūkinsi ir vėl važiuosi. Ir kitą savaitę aš dar jaučiu, aš dar negrįšiu namo, nes reikės į Italiją važiuoti, tai tenai, be šansų sugrįžti. Čia dar jaučiu bus viršyti visi laikai. Nu vienu žodžiu, prasideda. Čia su to Tacho išeiginių iš vis nematysi. Nematysi išeiginių iš viso. Čia tik tai, kad su Tacho reikia dirbti tik tai kadencijomis. Jokių ratų. Čia ratais dirbti per pultis yra. Čia jūs iš viso jūsų gyvenimas, jau taip buvo gyvenimas tapęs vien vairavimu. Tai dabar iš viso vien vairavimas, tai ir darbas. Tai ir čia gyvenimas. Aišku, tipo tokius va. Važiuoja ir tuščias va kelias. Va,
pusę kamščiama per tokius va. Tai čia ne vienas toksai, čia jų va keli yra. O tokie keli yra va. Taip, aš suprantu, ten gali kažkiek atstumą laikyti, nu, bet tai netokiais atstumais važiuoti ir daryti kamštį. Va kokie vaizdeliai tualetų. Čia dar, aišku, per video taip prastai nesimato, video biškis pagražina tą vaizdą. Bet žinokit, viduje, nu tikrai nemalonu įeiti. Nu, žinokit, man net į tą Vokietijos nemokamą tą survaisą, kur nemokami tualetai, kartais būna maloniau įeiti. Nors ten būna ir kartais ir popierių primėtyti ir apkakoti, negu čia. Čia ateini, visos, ten matos, ten turbūt iš vis, ten tik tai, nu, popierių, šiukšliadėžė ištuština. Bet daugiau nieks nėra valyta, nevalyta, visur ten dulkių. Ir toks nešvarumai kažkokie ten, nu, degalinės parkingas. Ir čia, žinokite, yra naujai, čia buvo atnaujinta, viskas buvo gražu. Tai buvo vienas iš geresnių parkingų. Bet va ką reiškia, kai dirba darbuotojai netinkami. Tad aš nežinau, aš šitam parkinge, čia va per 2 metus, po atnaujinimo, per 2 metus net pažįstamas parkingas. Čia ten net, nu, parkingas, čia pusė velnio. Bet ten viduj, ten baisu koją įkelti. Ten jau pats patalpa tenai šiukšlynas. Viduj smarvė, tokia kaip būna užsistovėjusio vandens tūliko ar kažkokia tai kanalizacijas. Aš jau čia į dušą net neinu, nes aš įsivaizduoju, kas ten duše darosi. Tualete, ten iš vis baisu prie ko nors prisiliesti. Numatote vaizdelį. Ten turbūt gyvenime nieks nevalyta yra. Ten tik tai šiukšlės išneša matyti ir viskas. Aš nežinau, aš čia net nevalgau nieką, neperku, nes čia aš jaučiu su higiena čia irgi ne kažką, jeigu tie tokie darbuotojai. Ir svarbiausia, nieks nesikeičia, komentarai ten irgi nekokie ir nieks nieko nekeičia. Tai va kokių būna, ir darbokių štai, kitas tik nemokmame geriau būna. Pabudame ir kelkimės. Kiek atilsėjom, 12 valandų net. Dabar darome įvedimas vairuotojas, šalies pradžia. Tipo atidarėm. Ir dabar dedam biškį ant plaktuko, kad tipo mes mašiną apžiūrinėjam. Sėdi, užsivedę variklius, atsidarė langą ir klausos tam kažkur radijų. Visą vakarą sėdi prie vairo. Bet taip, viskas atsibodė, kad nebegaliu. Nieko nesinori absoliučiai. Kada čia kiti kepasi kažkokius kepsinius. Aš net keptis man nebesinori, man nieks neskanu. Ką aš be paimu, man nieks neskanu. Gal reik pradėti, kaip sakant, namuose gamintis. Savo, kaip sakant, pagamintas vis tiek yra skanesnis. Net ir tie patys, pavyzdžiui, spagečiai su padažu. Čia nusipirk jie vis tiek tokiem, nu, tas padažas netoks. Čia va, bulvės, nu čia bulvės, kažkokias tai neaišku kas. Dešrelės čia irgi tokias kažkokias tai neaiškias. Vos įpjauti eina. Pakeitė kažkokią tai pakuotę. Viskas kažkaip tai... Bet namuose irgi tingis tenai turi viską atskirai gamintis, nes visą ką pasigaminsi, tu ten ir suvalgysi tuo metu. O tu turi atskirai gamintis, grinai jau savo tam, nu, reisui. Ir taip kažkaip irgi nesinori ten per daug vargti. Nu ir plus, žinot, galiojimas irgi turi savo įtaką. Ilgai gulintis produktas irgi nekas. Bet aš jaučiu greit pradėsiu taip gaminti savo, nes man tie visi va pirktiniai, net ir tie va zagatovkės, man jau nežinau.
jau baigė per gerklę išlysti. Nu kaip? Tai kaip su to Tacho? Padėtis, aišku, negerėja. Pas mane jau 50 km netitikimas. Pasirodo, kitas vairuotojas pastebėjo, kad čia yra ir greičio nesutapimas. Ir aš galvoju, gal būtų dėl to, bet Tacho rodo mažesnį greitį. Nes šiaip greitis tikras yra pagal GPS-us, pagal navigaciją, kur rodo pagal tos GPS-us yra tikrasis tavo greitis. Tas, kur rodo ant spidometro, jis yra biškai rodo daugiau, bet iš tikrųjų tu važiuoji mažiau. Ir Tacho, jisai rodo pagal tą GPS-ą ir jisai rodo mažesnį greitį negu tavo mašinos spidometras. Ir sakytum, o, dėl to čia nesutampa greitis, bet nesutampa. Bet tada realiai būtų, jeigu Tacho rodo mažesnį greitį, ten turėtų rodyti mažiau spidometrą prisuktą, bet jis rodo didesnį prisuktą kilometražą negu šitas mano mašina. Tai vienu žodžiu, aš jau čia nebepekaunu logikos visiškai, kame čia gali būti problema. Tai dabar gerai, tas jau važiuoja link namų tas vairuotojas. Ir jisai užsuks į tos suvalkus. Jau gal nepagaus, aišku, Lenkija yra tikimybė pagauta. Aš čia dar visą savaitę kaklai traukus važiuosiu. Nu, aišku, ačiū Dievui, kad nesutampa tik tai kilometražas ir greitis. Bet laikas bent jau gerai skaičiuojasi. Bet jau tai aš jau pradėjau rašytis ant popieriaus, kada aš kur pajudu, ką darau, kad jau kas galėčiau atsekti. Kad patikrint ar tikrai. Bet lyg tai laikas gerai skaičiuojasi. Su laiku viskas okei. Tai nors tiek gerai. Tai vienu žodžiu. Problemos nesibaigia. Dabar jau kiek čia, 1 valanda, ne, 2:30, aš jau sėdžiu, bet blogam parkinge. Nu ir va sakot, oi čia, tipo va, jokių problemų čia maistuose, nu kaip nėra problemų. Ir dar aš rytą Vokietijoje labai gavau išsimaudysiu Vokietijoje. Bet ai galvoju, žinot, dabar čia nueisi, vėl ten tos rūbus, kol iškrausiu, prakaituosi, sušilsi. Geriau po tų rūbų, nes ten kaip tik yra šalia autohofas, tas gerasis. Jau sušilau, atvariau. Ateinu į tą autohofą. Neveikia dušas, sugedęs. Vienintelis dušas moterų ir tas sugedęs. Bet aš tik galvoju, kodėl manęs tai galėtų moteriškiai vyrų pasiūlyti. Ten vyrų dušas, ten nieko, nes jis ten irgi tenai užsidarai ir viskas, nieks nieko nemato. Kodėl nepasiūlė, nu, galvoju, bala nematė. Bet taip pikta ėmė. Ir dabar viskas, va sėdžiu. Ir dabar va 2 dienas vėl sėdėsi be dušo. 4 dienas be dušo. Va sakau, čia iš vienos pusės, jeigu jums kyla tokia netikėta mintis kažkokia, tai jūs traukia kažką padaryti, eikit ir darykite. Vat mane kažkodėl traukia rytą į tą dušą. Galvoju, reikia Vokietijoje. Nu bet kažkaip galvoju, ai, nu vat suprakaituosi vėl iš naujo, vėl eik. Geriau vienu kartu. Nu va, kai traukė ir nenuėjau, ir tada va visą laiką lauk bėdos. Ir ta Olandija čia yra labai bjauri, čia tokia bjauruma. Atrodo Olandija, keliai geriausi, logistika geriausia. Nu tiesiog atrodo idealu. Bet visiškas pravalas yra parkingo servisuose. Visiškas pravalas. Čia tu gyveni kaip bomžas, galim sakyti. Grinai gyveni kaip bomžas. Tualetai visi mokami, dabar 3 valandą sustojau, tai iki rytojaus ryto aš tiek sumokėsiu už tualetą, kad aš už tą sumą aš normaliai pavalgyčiau, bet aš negaliu, nes turi mokėti už tualetą. Krūmas nėra kur myšti, nes čia labai daug liaudies. Nu tai vienu žodžiu, dušą aišku, ir dušų parkinguose nėra, jau labai retas atvejis, ir tai tik tai kavinėje būna, jeigu jinai yra. O čia tokia kavinė, čia turi žinot vietas, bet aš ten, kur žinau, ten dažniausiai aš ten nevažinėju. Tai arba autohofai, bet dažniausiai tie autohofai yra mokami. Kai va čia yra šalia kažkoks, bet 25 €, jeigu nori sustoti. Tai ką ten, valgysi už 15 €. Nu aš gali, bet tai 10 € tasai dušas nemokama, bet tai klausimas dušas. O ten gal vyriškai. Gal ten vien vyriški, tai ką ten nueisi, kai ten, kaip supratau, su pertvarom, nu vienu žodžiu, vėl problema. Ir va, būk moterim ir labą dieną. Vyrų vis tiek geriau yra būti. Nes vyrų dušų visada būna daugiau. Ir aš aišku, aš nesuprantu, kaip ten galėjo tas dušas sugesti. Kai ten sugesti nėra kam, tai ką ten reikia veikti tame duše, kad sugadinti dušą, aš niekaip nesuprantu.
Ten toks dušas, kad aš nežinau, kaip tai jį sugadinti. Ten reikėtų, aš nežinau, specialiai daužyti, laužyti, aš nežinau ką. Bet vienu žodžiu. Jau dar moterų ten dušas, kur tenai ir lankomumo tokio didelio nėra, kad susidėvėtų. Nu, vienu žodžiu. Olandija savam stiliuje, kaip visada. 7,9 jau kuras. Taip, antra savaitė su Tacho. Kaip čia įvertinti? Nu, iš tikrųjų, čia galės įvertinti po 3 mėnesių. Manau, arba bent jau po mėnesio. Nes dabar dar organizmas gyvena, žinot, 8 metus varė non-stopu, visai čia greičiau. Tai labai sunku toks persiorientuoti, tau vis tiek norisi kažkur lėkti, kažkur tai kažką daugiau padaryti. Ir kaip čia pasakius? Jūs galvojat, kad čia labiau pailsėjimas su to Tacho? Nu, žinau, kad aš jaučiuosi dar labiau pavargusi negu be Tacho. Vienintelis tai, kad be Tacho tu pavargdavai toks, nu, būdavo išlipi iš tos mašinos, kaip girta iškrenti. Nes nu, tavo, nu, sėdėjimą tau jau ten būdavo šakės. O čia man kažkaip nežinau. Nieko, atrodo, aš nenuveikiu per tą dieną. Nu, porą pakrovimų pasidarai, daugiausia laiko prastovi čia kur nors tas 5 minutės darydama, prasismaukai ryte tenai prasivartai ant tos lovos. Ir ką, tu 8 jau 9 atsikeli, jau kaip ir pradedi judėti, 5 valandą tu jau esi pavargus, nes tu vis tiek visą dieną buvai, kaip sakom, negulėjai, nemiegojai, visai buvai tokiam režime, laukimo kažkokiam. Bet 5 vakare, tu dar gali vos ne 5 valandas važiuoti, dar galiu aš važiuoti. Ir baigiu darbą 22 valandą. Nu tai, kai seniau būdavo, aš, pavyzdžiui, 8 pradėdavai ir jau 5 aš tam būdavau parkingė, gulėdavai. Dabar tu dar važiuoji. Visą laiką toks kažkoks, ir svarbiausia, nieko nenuveiki. Aš toks jausmas kaip iš Prancūzijos grįžusi va. Nors aš per dieną gal porą pakrovimų tik padariau. Per visą dieną. Bet jausmas kaip iš suvažinėjus į Prancūziją, po Paryžių pavažinėjus ir grįžusi. Lygiai toks pat jausmas. Gal net ir labiau pavargus. Ir dabar dar rytoj pusę dienos šitas įsėsi, nes ten nuo 12 tik. Tada visą važiuosi. Vėl 9 valandas vartysiesi be reikalo. Ir vėl grįžti šeštadienį vakare, nors galėtum grįžti šeštadienį anksti rytą. Ir turėti visą dieną išeiginę šeštadienį. O tu prarandi visą dieną. Nežinau, tas Tacho. Aišku, jisai gerai, nesakau, kad jis blogai, jisai gerai. Nes tu gali, kaip sakant, pamiegoti tas 9 valandas. Bet tik dėl miego gerai. Tik dėl to miego. Visa kita yra visiškas, nežinau. Nu čia dar reikia priprasti, sakau, čia gal dar žinot, aš po to 8 metų darbo dar tau čia nepripratimo reikalas, adaptuosiesi, kaip sakant. Ui, bet aš pavargus jaučiuosi, aš noriu visėtis, bet dar turėsi važiuoti. Aš galėčiau šią stoti rytoj rytą nevažiuoti, nes vis tiek tai 12, bet vakare bus geriau važiuoti. Tai va toks ir reikalas šitoks durnas. Dar žinau, kad tie, kas susideda Tacho, turėkit omeny, nebūkit ramus susidėję tą Tacho, nes reikia žiūrėti. Mes iš pradžio buvom patrikę, kad nesutampa spidometro, mašinos spidometras su Tacho spidometru. Jau išsigandom, per vieną reisą padidėja ar 50 km ir vis didėja. Bet nuėjome tą seriją, sako, kad viskas čia gerai, čia Tachas yra pririštas prie Tacho, ne prie spidometro. Čia tokia jau bus ypatybė. Ir dar vienas gali būti, kad dingsta maitinimas. Tai čia va irgi, jeigu parašys, kad maitinimo problema, nepradėkit galvoti, kad čia akumuliatoriaus problema. Čia irgi reikia važiuoti Tacho tą centrą, kad jums ten kažką tai pareguliuotų. Ir tai sako, jeigu dar nepadės, dar reikės važiuoti, dar vėl reguliuoti. Vienu žodžiu, kad įsidėjot Tacho, dar nereiškia, kad čia jau viskas, įsidėjot ir ramiai važinėsite. Reikia dar stebėti, ar viskas gerai ir panašiai. Automatizavimo sistema čia irgi. Žinot, sako, neverta pasakyti, kad automatiškai sienas žymi, bet aš netikrinau.
Nes, nu ką čia tikrinti kiekvieną kartą, nu bet pasitikrin, paprastai tai tinka pabaiga darbo šalis. Tai šiaip nėra nieko čia sudėtingo, bent jau tas va pradinis toksai, kur pradėti pamainą, įdėti kortelę, pradėti pamainą, užbaigti dieną tenai, poilsį, žymėti tos poilsius. Pavyzdžiui, tik tai pamiršti, atsiminkit, kad jums reikia žymėti pakrovimus, iškrovimus, kai stojat, ne tik tai uždėti plaktukus, bet ir žymėti. Tai aš būdavau pamirštų, nu dabar jau lyg tai pradedu prisiminti. Vienintelis tai blogumas tas, kad aš nelabai suprantu tų savaitės, 2 savaičių, kiek tu gali važiuoti, kada tau baigsis tas važiavimas. Kaip apsiskaičiuoti, kad tu žinotum. Čia parašyta, bet aš vis tiek nesuprantu čia. Gera programėlė yra VDO Fleet. Aišku, tai biškai nervuoja, kad tu kiekvieną kartą turi prie jos prisijungti. Ir aišku, tai veikia tik tai šalia, kai esi to tacho. Jis ten tau parodo, kada važiuot, kaip ką, bet ten biškai irgi toks, biškai tenai kažkaip irgi suktai ten rodo, nelabai ten kartais irgi paeina suprasti, bet biškai aiškiau aišku negu čia. Todėl irgi instaliuokite, pravers. O kaip jums tacho? Ar pagerėjo gyvenimas, ar pablogėjo? Bet kaip vairuotojas, kaip darbdavys, ten aišku, bet pablogėja. Va čia kaip tampama tuo kandonu. Ar kiti sakys, o busikas atsistojo į egulutę. Aš vienintelę vietą radau už fūras, tos C kategorijas. Jis zarazą ėmė po tiek laiko ir išvažiavo. Dabar aš likau čia žopai, pajudėti negaliu ir visi galvos, o taip atsistojau, kad daugiau niekas neįvažiuos, nei iš galo nieką. Va taip ir tampama gandono. Taip, vaizdelis nekoks, bet bandysim valgyti pyragą. Aš apie jį svajojau, labai skaniai jisai atrodė. Ir aš jį nusipirkau už 3 eurus su kortele. Aišku, čia jis biškį jau gyvenimo pamatė. Jis čia jau biškį pamatė. Kokybė tai tokia nekokia. Aišku, žvenkit. Nes žinot, kai storas žmogus valgo, tai bet jam iš vis valgyti negalima, nieko negalima. Ir jeigu jisai valgo, ką nors, pavyzdžiui, kokią nors pyragaitį, McDonald'ą, ar dar ką nors, visi sakys, o čia nuo to ir storas. Gal jis ten vieną kartą į metus tik tai tą McDonald'ą suvalgė, arba tą pyragaitį. Aš čia iš vis visą savaitę praktiškai gyvenu kaip stachanovietis. Jokių blemba desertų nieko. O, čia dar ir šakutė pridėta. Dar ir šakutė yra, nenušakęs. Nu, aš savo turiu, jeigu ką. Aš savo turiu. Nu, ir koks čia. Nu, va. Pyragaitis. Labai jisai gražiai atrodo. Čia braškės ir tos 3 sluoksniai biskvito. Nu, labai skaniai atrodė. Tai nusipirkau. Pažiūrėsim, ar jis ir realybėj toks. Nu, ir realybė neblogas. Nu, tai kaip man? Antrą savaitę važiuoju. Kokia mano nuomonė apie tacho? Šiaip, kol esi reise, va taip važiuoji į reisą, esi pačiam reise, tas tacho tikrai neblogas. Bet tik tai va to prasme neblogas, kad tu gali miegoti 9-11 valandų. Tu žinai, kad sustojai ir viskas, dabar iki ryto. Esamiausia, kad man visą laiką išeina taip rytas, kad aš galiu miegoti tuo metu, kai aš labiausiai noriu miegoti. Seniau tai būtų 6 keliesi, 5, dabar jau 8, 9 keliesi, net 10 būna. Tai va tas labai gerai. Bet tik tai va šito tas pliusas ir baigėsi. Tik šito tas pliusas ir baigėsi.
kad tavęs negalima taip išjudinti, kad važiuot kažkur, tai tau laikas baigės ir viso gera. Bet tas va gerai. Bet žinokit, kai reikia važiuoti namo, nu tikrai ima siutas. Tikrai ima siutas. Kaip va dabar va. Aš va dabar va, 3 valandos dienos važiuoju Lenkijai, man liuka važiuoti tik tai 4 valandas. Aš net Varšuvos nepasieksiu. Aš visą laiką norėdavau kirsti Varšuvą, kad nereikėtų kamščias tenai knistas. Aš net Varšuvos nepasieksiu. Ir dar, jeigu aš važiuočiau taip non-stopų, aš jau 12 nakties būčiau namuose savo lovai. Savo lovai 12 nakties būčiau. Dabar aš 7 valandą vakare tik tai sustosiu. 9 valandas, tai gerai, kad dar pasilikau 9-uką. Visada žinokite, pasilikit 9-uką, va tokiam važiavimui namo. Turėsiu miegoti kažkokiam tai superstam parkinge ir tenai, kur aš nenoriu, nes iki to niekaip, kur aš noriu, nedidraukiu net ir su 10 valanda. Tai šitą. Ir paskui rytą per visus kamščius Varšuvos tenai knistis važiuoti. Dar aš užsuksiu į Suvalkus, dar kad 2-3 valandas, dar turiu spėti iki 3, kad jis dirba iki 3, kad pasižiūrėtų, kas blogai tam Tacho, tenai su elektros maitinimu. Ten sugaiši dar laiko. Tada dar kol sugrįši, kol tenai susidėliosi, grįši vėl vakare. Tu prarandi, tu užuot gulėjus savo lovai ir ilsėjusis, tu kaip koks debilas dar visą darbo dieną važiuosi. Nu, tai ar čia darbo, čia... Aš nežinau, va šitoje pusėje mane ima nervas. Išlakti stiprus. Ir ką jūs galvojat, aš grįšiu pavargusi, tik tai grįšiu, tau jau tik sustabdžius to Tacho pradės skaičiuotis 45 valandos. Ne tada, kada tu į namus grįši, bet aš tyčia skaičiuoju nuo namų grįžimo. Tu pramiegosi, tavo jau pusė išeiginės praėjo miegą naktį. Sekmadienį tu net nespėsi atsičiūkinti ir tu nieko nenuveiksi. Aš net į kirpyklą negaliu nueiti. Kada nueiti? Kad visą laiką net nieks nedirba išeiginėmis. Na, aišku, dabar ne dėl to neinu, dėl to, kad man pinigų gaila. Aš kažkaip vis galvoju pati nusidažyti, bet vis tempigumą. Bet dabar aš ir norėdama negalėčiau nueiti tą kirpyklą. Nes niekada nedirba, aš visą laiką sekmadienį atvažiuoju. Tai pirmadienį jau nebėra, kada ten kažkur tai trintis. Tai man dar reikia į biblioteką, knygas atiduoti, aš jau savaitę vėluoju. Tai reikės pirmadienį užžalbūt važiuoti. Ir knygų pasiimti skaityti, nes neturiu ką skaityti. Čia nais, šakas, kai nuo to telefono jau ten bloga darasi. Ir dar, nespėti atsičiūkinti pirmadienį, tam jau vėl važiuoti reikia, nes jau kem 5 valandos praėjo. Ir tos kem 5 praeina kažkur tai pirmadienį iš ryto. Tai įsivaizduojat, tai čia praktiškai niekas. Tai ir aš paskui važiuosiu į Müncheną, Austriją, ten Italiją, ten Florenciją. Tai aš jau čia nusiteikusi, kad aš kitą savaitę nebegrįšiu namo, jau viskas. Man ten bus viršyta viskas. Jau dabar klausimas, tiek aš ten kur viršysiu. Nu vienu žodžiu, mane jau ima nervas. Žinokit, jeigu ir eisite į šitą darbą su Tacho, eikite tik tai kadencijomis, žinokit, tik kadencijomis. Darbas ratais čia yra visiška prapultis. Jau tada, kaip sakau, būdavo tik tai darbas ir miegas. Gyvenimo tavo nebėra. Dabar iš vis nebėra gyvenimo. Tu visą laiką darbe ir visą laiką mašinai. Aš dar suprasčiau, ten gerai, kai tu sėdi, kai šitas, kaip, tam fūroje, ten su kondišinais normaliais, su tais akumuliatoriais, tenai, su kombais, su visais navarotais. Tai man ta būtų vienodai. Aš lygiai taip pat, ar aš ten sėdžiu namuose prie kompo, ar aš čia galėčiau sėdėti. Lygiai tas pats. Man tada skirtumo nebūtų. Ir dar gerai, dar miegotum satanai lovai. Bet čia nais vartytis, gyventi toj mašino ant sėdinių, kur tu nei kompo turi. Nu, galėčiau pasiimti tą kompą, bet kas tau iš to kompą? Kas tau iš to kompą? Šitavo kūmas nusės tau čia. Tai žinot, tas 9-11 valandų arba 45 valandą čia sėdėti toj mašinoj. Tai gerai, jeigu dar ne karšta, tai dar tik to, bala nematė, galiu ir gulėti. Bet kai tau karšta, tai vos kvėpuoji, ir dar gulėti toj mašinai, nu tai kad atsiprašau.
Ir už ką? Kad ar čia gautum po 3000 eurų į mėnesį, tai suprastum, dėl ko vargsti. Kad va čia naisva dabar aš atkentėsiu, bet paskui turėsiu tenai, nusipirksiu kažką, tai staupysiu. Čia tu nieko. Čia vien dėl to, kad tu sėdi, tu viską pravalgai. Tu viską pravalgai. Čia galim sakyti, viską pravalgai. Visus pinigus. Čia kaip paskaičiuoja, aš dirbu 100 eurų į savaitę. Praktiškai. Atmetus visas išlaidas. Jaučiu, taip jau gautųsi, jeigu paskaičiuočiau visas išlaidas. Nu tai galvoju, šitas vertas toks darbas. Ir čia taip ir bus, ir čia matosi, čia nieko labai įdomaus, kažko daugiau nebepamatysi, bet man blogiausia, kad aš nebežinau, kur eiti. Nu nėra, kur eiti. Nesinori ten kažkur emigruoti į kitą miestą, kur neturi savo butą, nieką. Tas Antonų, toks, nežinau, čia spyrė reikia, sakant, gerą. Galėtum, kurios ten Klaipėdą persikelti Klaipėdą, ten po vietą dirbti, kad ir tų pačių baltų ten vežioti, tas ant dviračio sėdi ir vežioji tos. Aš ten žiūriu, tie, kur ten vežioti, daugiau uždirba negu aš čia per dieną, smaukydamasi su tom pusu po užsienį. Nu žodžiu, aš jau nebežinau, mane čia neviltis apėmė. Nesakau, kad blogai tas Tacho, jisai gerai, kol tu esi reise, va. Kol tu esi reise, jis yra gerai, va. Bet kai važiuoju namo, nu ir kai kuriais atvejais jis irgi labai, durnas. Čia pilnai užteko pusam padaryti, tik tai, kad turėtum 9-11 valandų va ten naktį, kad duotų naktį miegoti. Ir viskas, būtų to užtekę. Kad nebebūtų tų tokių važinėjimų non-stopų. Kad tu būtinai turi turėti 9-11 laiko tarpą poilsį. O visa kita tau paliktų tavo nuožiūro. Kaip tu nori, taip važiuoji, bet tų visokių tenai pertraukų ir visokių tokių nesąmonių. Nes čia tikrai, čia, tas 5 minutės čia labai greit praeina, čia tu praktiškai taip atrodo, kad, iš pradžio atrodo, kad labai daug. Bet iš tikrųjų jos praeina mygam. 15 minučių praktiškai čia yra tas pats, kas nueiti į tualetą. 15 minučių yra nuėjimas į tualetą, ant greito. Ir jau praktiškai 15 minučių praeina, galima sakyti, jau kaip sakant, viso. Kiem 5 minutės čia yra nueit pavalgyti, į kokią nors kavinę, va taip, degalinę pavalgyti, tai nepajusit ir praeis 45 minutės. Čia praktiškai taip ir yra. Čia nieko labai daugiau bladno nėra. Todėl čia taip atrodo tak pradžio, kad čia, bet tas visas tokie kiem 5 minutės labai tau atima darbo dienos laiką. Tai tu, pavyzdžiui, išsikrautum Berlyną ryte, dar kažką išsikrautum ir 4 valandą jau tu būtum parkingė ir sėdėtum ten savo iki ryto. O dabar su šito Tacho, tu išsikrauni per pietus Berlyną, kažkur ten dar te važiuoji ir tu dar 8 vakare tu dar važiuoji. Nes tau dar liko 2 valandas ar 3 važiuoti pagal laiką Tacho. Tai va toks irgi durnas reikalas. Kad aš sakau, čia darbas yra tik tai kadencijomis. Va tie tachografai reikalingi, tu dirbi kadencijomis, dar apsimoka. Bet taip tai, čia jūs namų iš vis nebematysite, viskas. Čia namų nebematysite. Ir jūs praktiškai gyvensite darbe ir darbu. Ir nieko neuždirbsite, kas svarbiausia. Jūs nieko neuždirbsite. Jūs pagalvokite maksimum, kai tu dirbi 12 valandų dieną. Jūs gavote 4 dienas išeiginės. Taip, jūs 4 dienas atvargstate, bet jūs 4 dienas išeiginiaujate. Vasarą įsivaizduojat kaip gerai. O čia jūs varote po 15 valandų darbo dieną. 15 valandų darbo diena, galim sakyti. 9 valandas vairuoji, tai ten dar papildomas visokias, papildomi darbai, visokie viską ir gaunas vos ne 15 valandų. Ir jūs už tai net išeiginių negavote. Ir jūs dar gyvenate ne namuose, ir jūs neturite išeiginių. Tai atsakau, čia pagalvokite, jūs rimtai pagalvokite, ar verta šitą darbą dirbti. Čia šitą, jeigu gaunate 2500, nuo pus-3 tūkstančio eurų, jeigu gaunate į rankas, tada dar apsimoka eiti šitą darbą, tada apsimoka dar. Bet mažiau kaip 2000, čia net nežiūrėkit net į tą pusę. Nors jūs tiek ir negausite. Vokiečiuose 2,15 dizelis. Vienu žodžiu, čia gerai už brangą.